Šiandien žiniose. Prezidentas Nausėda ragina žmonės būsimuose rinkimuose nebalsuoti iš pykčio ar keršto. Kauno apygardos teismas į laisvę už užstatą paleido kriminalų rašytoją Dailių Dargį, jis nešios apykoje. Šiandien prasideda aktyvus skiepijimo periodas, bet lietuviai skiepais nepasitikė. Kauno muzikinis teatras pristato pirmąją sezono premjerą. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien dirbo Marijampolėje. Spalio 1-ąją tarptautinę pagyvenusių žmonių dieną jis dalyvavo šio miesto 3-ojo amžiaus universiteto 20-ųjų mokslo metų pradžios šventėje. Pasak šalies vadovo, aktyvus amžėjimas tai viena iš svarbiausių šiandienos visuomenės temų. Tiesa, aktualių šiandienos temų buvo ir daugiau, ypač rinkimai, bet apie tai prezidentas nekalba konkrečiai. Tiesiog prašo žmonių nekeršyti. Na matote, mes kažkaip pernelyg daug samprotaujame ties klausimu, kas būtų, jeigu būtų. Pirmiausia, aš noriu paskatinti ir padrąsinti ir pakviesti Lietuvos žmonės balsuoti, ateiti į rinkimus, neatiduoti savo labai vertingą balso teisę kitiems nuspręsti ir balsuojant niekam nekeršyti arba nebalsuoti iš pykčio. Mes tikrai esame praeitie turėję balsavimų iš pykčio arba kartais net iš juoko ir ateidavo partijos, kurios būdavo kaip tie vienadieniai drugeliai, paskraidydavo ir po to kažkur tai pranykdavo. Lietuvos judėjimo į priekį tai niekaip nepadeda. Todėl norėtųsi pirmiausia to balsavimo atsakingai įvertinant visas aplinkybes ir tai, kokią turime tarptautinę aplinką ir kokios problemos yra susikaupusios viduje. Ir dar kartą kartuoju, nebalsuokite iš pykčio. Balsuokite tiesiog siekdami, kad Lietuva toliau žygiuotų į priekį. Ne į šoną, ne atgal, bet į priekį. O tada jau žiūrėsime, tada pačios partijos, be abejo, iš karto po pirmojo rinkimų turo pradės ieškoti potencialių koalicijos partnerių. O mano kaip prezidento vaidmuo bus, sakyčiau, tam tikras sanitarinis, jeigu taip galima pavadinti, nes ministrų skyrimas be jokios abejonės bus viena iš svarbiausių mano funkcijų ir aš tikrai nenorėsiu vyriausybėje matyti ministrų, kurie gadintų mūsų santykius su mums nepaprastai svarbiais partneriais arba kurie sukeltų bereikalingą bruzdesį ir įtampas pačioje valdančioje koalicijoje. Šiandien Seime surengta konferencija Kokios policijos Lietuvai reikia. Į ją policijos bendruomenės atstovai atėjo sostinės Gedimino prospektu. Surengė eitynes, kuriomis siekia politikų ir visuomenės dėmesio savo problemoms ir taip kviesdami susitarti dėl ilgalaikės strategijos, kuris sustiprintų policiją. Taip norima dar kartą pabrėžti ypatingą policijos pareigūnų svarbą mūsų valstybės ir visuomenės saugumui. Konferencijos sumanytoja Lietuvos policijos profesinės sąjungos pirmininkė Roma Katinienė klausė atvirai, kokios policijos Lietuvai reikia – stiprios, galinčios ginti, saugoti, padėti ar imituojančios veiklą, bet neįgalios. Miela gauti gražių sveikinimų policijos dienos proga, tačiau kur kas svarbesni sprendimai ir strategija, kurios realią naudą jaustų ne tik politikai, bet ir pareigūnai, sako ji. Reformas, didžiulius krūvius, pareigūnų trūkumą išgyvenanti policijos bendruomenė perspėja, kad nuo metų pradžios tarnybą paliko virš 1,5 karto daugiau pareigūnų nei per visą 2001-2003 metų laikotarpį ir panašu, kad tai gali būti ne pabaiga. Prekyba poveikiu įtariamo kriminalų rašytojo Dailiaus Dargio gynėjai advokatei Aušrai Ručienei apskundus jam skirtą mėnesio suėmimą, Kauno apygardos teismas šią kardomąją priemonę pakeitė mėnesio intensyvią priežiūrą. Tai reiškia, kad įtariamasis paleidžiamas į laisvę, tačiau jis turės nešioti apykoje. Dargis įpareigotas nuolat būti gyvenamojoje vietoje išskyrus laiką nuvykti į teisėsaugos institucijas pagal jų šaukimą. Jam taip pat skirtas 20 000 eurų dydžio užstatas ir rašytinis pasižadėjimas neišvykti iš gyvenamosios vietos, įtariamasis įpareigotas nebendrauti bei neieškoti ryšių su tam tikrais asmenimis. Trukmė tai gali būti ir pusė metų, ir metai, ir gali būti 2-3 mėnesiai. Vis tiek čia sudėtinga, aš įsivaizduoju, kad atliktos ir kriminalinės žvalgybos priemonės, jas reikia įslaptinti, reikia iš
ta prasme labai daug darbo yra, tai aš nemanau, kad čia labai greitai būtų atiduota į teismą galiausiai ir aplinkybės reikia įsiaiškinti, čia nėra taip paprasta. Sakot, buvo toks ir psichologinis jam spaudimas. Baisus. Psichologiškai tikrai labai sunku, labai baisu ir mes labai džiaugiamės, kad objektyviai pasižiūrėjo teismas į visą šitą situaciją. Nėra jisai toksai žmogus, kuris galėtų bėgti, slėptis. Jam pačiam yra aktualu, kad būtų išsiaiškinta tiesa, tai yra ir prestižo, ir visuomenės požiūris į jį, ir jūsų kolegų žurnalistų požiūris. Jisai pats yra suinteresuotas, kad būtų kuo greičiau išsiaiškintos visos aplinkybės. Mano ginamasis galvoja, kad tiesiog įvyko didelis nesusipratimas, bet jį reikia ištirti ir iki teisminio tyrimo institucijos tą ir daro. Teisėjų kolegijos vertinimų švelnesnės kardomosios priemonės bus pakankamos užtikrinti kaltinamojo dalyvavimą procese, netrukdama bylos nagrinėjimą teisme ir nuosprendžio vykdymą. O kodėl nenorit vertina, kad buvo paleista šiandien? Todėl, kad aš nekaltas. O tas suėmimas, kiek išgyvenimų suteikėt? Oi, parašysiu viską pats, nes rašyti dar nepamiršau. Teisėsauga kriminalų žurnalistą ir knygų apie nusikalstamą pasaulį autorių Dargį sulaikė rugsėjo 18-ąją, vykdydama tyrimą dėl prekybos poveikių. 46 metų vyras žiniasklaidoje dirba nuo 1995-ųjų, yra parašęs knygų apie žinomus Lietuvos nusikaltėlius. Pernai Dailius Dargis sukūrė kriminalinės dokumentikos serialą Remyga. Šiemet pristatė knygą Kriminalinis Kaunas 1990-2024. Nuo antradienio rizikos grupėms priklausantis asmenys skiepijami efektyvesnė vienkartinė 20-valentė pneumokokinės vakcinos doze, skelbia Nacionalinis visuomenės sveikatos centras. Pasak jo, tai reiškia, kad minėti asmenys bus papildomai apsaugoti, nes didesnis skirtingų stereotipų skaičius vakcinoje suteikia platesnę apsaugą nuo susirgimo pneumokokinė infekcija. Iki šiol rizikos grupė asmenys buvo skiepijami 13-valentę pneumokokinės vakcinos dozę. Centro duomenimis per 8 šių metų mėnesius Lietuvoje buvo užregistruoti 164 pneumokokinės infekcijos atvejai, susirgo 13 vaikų ir 151 saugusysis. Centras pažymi, kad pastaraisiais metais matomas sergamumo šia liga augimas. Didžiausia rizika susirgti pneumokokinę infekciją kyla vaikams iki 5 metų, senyvo amžiaus žmonėms bei tiems, kurių imuninė sistema nusilpusi dėl lėtinių ligų ar kitų sveikatos sutrikimų. Tiesa, nemaža dalis visuomenės, ypač po COVID-19 sukeltos pandemijos ir prievartinio skiepijimo, visų skiepų atžvilgių yra nusiteikusi pakankamai skeptiškai. Kauno valstybinis muzikinis teatras 85-ąjį sezoną pradeda spalio 4 dieną miuziklo Sugar premjera. Miuziklas sukurtas pagal garsųjį 1959 metų Billy Wilderio filmą Džiaze tik merginos, angliškų pavadinimų Some Like It Hot. Tuomet pasaulis ėjo iš proto dėl 2 moterimis persirengusių muzikantų bei įsimintiniausio Marilyn Monroe sukurto personažo Sugar. Kompozitoriaus Jules Stein, pjesės autoriaus Peter Stone ir eilių kūrėjo Bob Merrill miuziklą režisuoja Andrius Žiurauskas. Tai buvo ne mano mintis, bet aš labai apsidžiaugiau. Todėl, kad jeigu man būtų reikėję pasakyti, kokie filmai vaikystėje man padarė labai didelį įspūdį, tai šitas būtų vienas iš tokių, kad iš karto prisimenu, kad kažkodėl vaikystės nespalvotus filmus, tai būčiau prisiminęs Džiazą tik merginos. Pirma mintis buvo, kaip čia pradėti, jokių būdų, kad jokios Marilyn Monroe kopijos, kad bėgsim kaip tik nuo to filmo, o paskui tu pradedi galvoti, kad bet jeigu kažkas labai gerai padaryta ir jau praėjo šitiek metų ir yra tam tikri, vadinkim ne kanonais, vadinkim tai ikonom, scenom ikonom, yra tam tikri dalykai, kurie žiūrovai žino. Tarkim, jeigu eina Sugar per traukinių stotį, visi žino, kad turi iš po rato išeiti garas ir jinai turi sureaguoti. Tai dabar, negi aš iš žiūrovų ir iš savęs atimsiu tą sureagavimą į tą garą. Tai yra visiškai atskiras, savarankiškas kūrinys. Muzikos iš filmo nėra, mes specialiai įdėjom, todėl kad filmas turėjo savo, o 71 metais buvo parašytas miuziklas remiantis filmu ir tai nebuvo naudojama filmo muzika nei kiek. Yra tokių visiškai mums nesuprantamų klišių, nesuprantamų vyrams elgesio modelių. Ir kada tu bandai juos pakliūti, natūralu, kad tu juos šaržuoji, tu juos nejučiom parodijuoji ir tai tampa labai juokinga. O šiaip tai yra situacijų komedija. Mes bandome jų atsisakyti tų stereotipų. Mes bandome sakyti, kad genderizmo idėja jinai kažkokia egzistuoja, bet lygiai taip pat egzistuoja ir anas pasaulis, jis niekur nedingo.
Niekur nedingo vyras, niekur nedingo moteris, niekur nedingo lyčių skirtumai ir jie niekur neprapuls. Kažkuria prasme tai yra drag queenų kultūros pradžiamokslis, būtent Dafnės personažas. Tai tada, kada vyras pirmą kartą ateina į sceną su moteriškais rūbais, jis turi daugybę nesusipratimų, nežinojimų, kaip elgtis, ką daryti, kaip tapti, kaip būti tuo personažu. Bet mūsų spektaklis visiškai ne apie tai. Mūsų spektaklis yra du normalūs vaikinai tiesiog pakliuvo į bėdą. Pagrindinį Šiugę vaidmenį kūrė net 3 aktorės – Marija Arutiūnova, Akvilė Garbenčiūtė, Ingrida Kažemėkaitė. Aš manau, konkurencija veda į priekį, kažkaip stengiasi pasitempti. Man taip atrodo, sveika konkurencija yra labai sveika. Mes ir stebim vieną kitą ir padedam ir, kaip sakant, iš to ir mokomės. Aš nežinau, kuo išsiskiria. Aš aukštesnė. Aš stengiuosi nevaidinti tos Marilyn Monroe, bet tiesiog tai yra klasika, tai jinai yra originale ir nuo jos nepabėgsi, ta prasme. Ir kažkaip taip mūsų ir visas įvaizdis, visas grimas, perukas, tai yra tiesiog, tu pamatai paveiksliuką, kuri moteris tokiu pasipuošia peruku grimu, jinai iš karto kiekviena atpažins, į ką jinai pretenduoja panaši būti. Miuziklo muzikos stilius glaudžiai susijęs su 6-7 dešimtmečių džiazu, swingu ir big bandų koncertinė veikla. Tas pats kompozitorius Jules Steinas, jisai nekartą yra perrašęs muziką šitam spektakliui, tai viena redakcija šito spektaklio visiškai turi, tarkim, kitus numerius negu mūsų. Mūsų yra pati pirma. Miuziklas pats yra 72 metų. Aš nežinau, ar tai yra rankraštinės, ar tai yra tiesiog šriftas, kuris buvo panaudotas, bet jos, jeigu taip atsivertus, tai tikrai matosi, kad, ranka rašyta. Rankraštyje buvo tikrai nemažas kiekis klaidų. Mes turėjom perrašyti tas partijas, aranžuoti, kad mūsų orkestrui būtų pritaikyta. Tai čia irgi buvo didelis atskiras darbas ir kai pritaikai vieną partiją visiškai kitam instrumentui, tu ją parašai, lygtais atrodo normaliai, atlieki per repeticijos metu, supranti, kad ne taip skamba, kaip turėtų skambėti, ar dar kažkas vėl vyksta koregavimai, ištisas procesas yra. Šitas spektaklis atėjo be dirigento partitūros, ta prasme yra direkcionas tas vadinamas, tai yra tiesiog klavyras spektaklio su instrumentų visais nurodymais, bet jis, galima vadinti, rankraštis yra, nes atrodo kaip ranka rašytas ir labai nepatogus kaip dirigentui skaityti, tai teko parašyti partitūrą pilną. Lieka improvizacijos pačiam būgnininkui, mūsų fortepijonininkui, gitaristui, taip pat ir mes dar didėjom į šitą spektaklį bosinės gitaros partiją. Tai tik tais improvizacija. Iššūkiai. Pirmiausia, suprasti, kas yra miuziklo komedija. Mes neturime tų įgūdžių. Aš neturiu miuziklo kūrimo įgūdžių. Ir pradžiai man kaip tik norėjosi kai kurias scenas dramatizuoti. Tada pradėjau žiūrėti, perbėgų metu, kad būtent tos vietos, kur tik tai aš kažkur tai tempiu į melodramą, jos darosi neįdomios ir reikia nenusižengti žanrui. Ir kai tik tai mes pradėjome daryti viską žanro rėmuose, tada viskas nutiko. Vertinimai 100. Tiesiog, kada grįžom į komediją, tada ir miuziklas sustojo į savo vietas. Mūsų orkestrui aplamai yra sunku turbūt prisitaikyti prie šito tokio big bandinio grojimo, nes mūsų yra vis tiek simfoninis orkestras, jisai tikrai yra klasikiniai muzikantai, nors ir mes esam pripratę groti miuziklus, bet toksai džiazinis miuziklas pas mumis retai kada pasirodo. Šitoj muzikoje yra labai daug susigrojimo. Begalė daug susigrojimo ir orkestras turi klausyti viens kito, kaip ir visada turi klausyti viens kito, bet čia ypatingai, nes yra, tarkim, frazės, kurios išdalintos per keletą instrumentinių grupių ir tu turi jas klausyti, kad gautųsi viena frazė, tai labai yra sudėtinga. Visas spektaklis iš tikrųjų tikrai stovi ant varinių pučiamųjų, kas mūsų trimitų grupė yra irgi iššūkis, tikrai iššūkis, nes ir ritminė džiazo ritmika yra sudėtinga, nes kiekvienas taktas gali būti, atrodo, natos panašios argi natos pačios, bet biški skiriasi ritmika, štrichas ir viskas. Reikia labai atidžiai daug įdirbio įdėti šitą spektaklį, bet ir linksma groti tokią muziką.
Miuziklo pasakojimas prasideda 1929 metais Čikagoje vykusiuose gangsterių žudynėse. Jų liudininkais tapę du džiazo muzikantai priversti slėptis persirengus moterimis moterų džiazo orkestre. Čia jie sutinka žavingą dainininkę Sugar Cane, svajojančią ištekėti už milijonieriaus. Pirmoji miuziklo Sugar premjera įvyko Brodvėjuje 1972 metais. Trečiadienio naktį daug kur, rytoj dieną vietomis palis, vyraus nedidelis lietus, vėjas besikeičiančios krypties 3,8 metrai per sekundę. Temperatūra naktį 3,8 laipsniai šilumos, dirvos paviršiuje kai kur šalnos iki 3 laipsnių šalčio. Dieną 9-14 laipsnių šilumos. Sinoptikai sako, kad ir antroje savaitės pusėje lietaus tikimybė išliks, tiesa orai ir vėl bus kiek šiltesnė. Rygoje naktį lietus bus nuo 7 iki 9 šilumos, Taline lietus, oro temperatūra visą parą svyruos apie 10 laipsnių. Varšuvoje palis, vakare smarkiai, temperatūra naktį apie 6, o dieną iki 15 šilumos. Kyjive mažai debesuota, čia naktį apie 10, o dieną iki 17 laipsnių šilumos.